Esu psichikos sveikatos slaugytoja Ridana. Kas yra psichikos sveikatos slaugytojas? Tai bendrosios praktikos slaugytojas įgijęs papildomai psichikos sveikatos slaugos specializaciją. Kadangi dirbu tiek stacionare, tiek ambulatorijoje, todėl galiu plačiau taikyti savo kompetencijas. Todėl pagal esamas galimas kompetencijas bendrauju ir bendradarbiauju su pacientais turinčiais psichikos ir elgesio sutrikimų, teikiu informaciją jiems ir artimiesiems psichikos sveikatos slaugos klausimais. Bendrauju su asmenimis turinčiais specialiuosius poreikius, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų reikalinga speciali slauga. Mokau pacientus atpažinti psichikos sutrikimus ir juos valdyti. Motyvuoju pacientus vartoti medikamentus. Laiku registruotis pas gydytojus, psichiatrus, taip pat pas kitus mūsų centro specialistus, taip užtikrinant gydymo tęstinumą. Taip pat domiuosi ir taikau biblioterapijos metodą psichikos sveikatos slaugoje. Man, kaip psichikos sveikatos slaugytojai, labai rūpi, kad pacientai gerai jaustųsi atėję, todėl stengiuosi juos apglėbti rūpesčiu, parodyti dėmesį, parodyti, kad jie yra matomi, girdimi, kad jų problemos gali būti sprendžiamos čia, dabar, o jeigu tam nėra galimybės, visuomet ieškome būdų, kaip galėtumėm greičiau padėti. Todėl linkiu, nebijokite ateiti pas mus, kreipkitės. Kartu mes galime tikrai jums padėti. Būkite sveiki.